Sveiki, broliukai ir sesutės. Kągi, įdomienų laikas iš terariumo ir aptarsim keletą įdomienų iš tuo terariumo, kasgi ten tokio įdomaus nutiko. Ogi nutiko tokie dalykai. Žodžiu, yra ten tokia išgalvota organizacija, jinai neišgalvota, iš tikrųjų pačių nevidonų sukurta, Hezbollah vadinasi. Ir jie, žodžiu, vėl paleido raketas į Izraelį. O iš kurgi jie paleido? Ogi aišku, kad jie paleido iš Gazos. Jau iš tos, žodžiu, Gazos, kur ten vien griuvėsiai, nieko ten praktiškai nebeliko, viskas jau beveik sulyginta su žemė. Bet aišku, raketų gamyklėlė ten kuo puikiausiai veikia. Jie, žodžiu, ten prisistatė visokių palapinių, užsimaskavę šiaudais ir tas Hezbollah, žodžiu, ten kepa tas raketas labiau negu duona. Bet duonos ten neišeina jiem išsikepti, nes trūksta miltų ir taip toliau, o raketom, žodžiu, tų detalių niekada netrūksta, nes jų tiesiog iš griuvėsių prisirenka visokių armatūrų, dar kažko ir paima, iš karto sulipdo raketas ir leidžia į Izraelį. Iš tikrųjų, tai tą Izraelį niekas ten tų raketų neleidžia, o kaip ir buvo aš anksčiau minėjęs, tai kad pačios Izraelio ten tos tarnybos ir pačios ir paleidinėja tas raketas į tą Izraelį, čia vien tik tai tam, kad būtų, sakykime, turėtų pretekstą toliau savo tiem uzurpaciniam ir gyventojų naikinimo tikslam pateisinti ir kad tiesiog savo gyventojus laikytų visą laiką kažkokioj tai įtampai ir baimiai ir labiau juos galėtų versti daryti tai, kas jiem ne visai patinka, sakykime, ir galų gale kas prives juos visus prie utilizacijos. O Izraelis, žodžiu, ką Izraelis? O Izraelis, Gazoje toj pačioj, kur ten jau, žodžiu, tie Hezbollah gamina raketas ir leidžia juos, jis bando ten naujus dirbtinio intelekto jau valdomus kažkokius tai ginklus, žodžiu. Naujus tiesiog žudynių būdus. Aš prieš tai ten buvau pasakojęs, kaip jie ten tuos droniukus bando su vaikų verksmu ir visokių ir taip toliau. Dabar jau bando ir tuos automatinius dar ginklus, kur tiesiog nėra jokio ten žmogaus. Yra judesio daviklis ar kažkokia tai kamera, kuri iš karto ten jau, žodžiu, atpažįsta, kad ten jau bėga kažkoks tai Hezbollah jau tas atstovas ir iš karto jį pradeda šaudyti automatiškai jau be jokio žmogaus įsikišimo. Aišku, čia yra tie tokie poligonai, kuriuose iš tikrųjų bandomi realiom sąlygom nauji, sakykime, programiškai valdomi kažkokie tai ginklai. Jie vadina, kad tai čia dirbtinis intelektas, bet ten su intelektu nieko bendro neturi, tiesiog jie yra užprogramuoti atitinkamais algoritmais ir jie tada šaudo ir naikina žmonės, sakykime, nes jiem būtinai dabar svarbu yra ištobulinti, nevidono tarnam čia turiu jiem ištobulinti jau tuos žmonių naikinimo ginklus, kad jau po didžiosios utilizacijos, būtent įvairiausių, sakykime, droniukų, robotukų ir panašiai pagalba galėtų išgaudyti ir išnaikinti likusius tos jau neišnaikintus žmonės. Toliau žiūriu. O kas čia toliau? O po Irano ten tų atakų jau, kur ten jau Izraelis sakė, kad čia Iranas užatakavo, aišku, joks ten Iranas juos ten neatakavo. Irgi jie patys ten apsiatakavo save, sakykime, arba jeigu jau netgi per kažkokį ten stebuklą iš tikrųjų tai Iranas atakavo, tai jau ir visos tos atakos buvo iš anksto suderintos ir jau žinojo, kiek tų droniukų jie ten numuš, kiek jau praskris, žodžiu, kuri raketa kur pataikys, viskas vyksta iš karto visą laiką pagal griežtai suderintą jau tarpusavį ten tą scenarijų. Ir, žodžiu, dabar jau po tos atakos Izraelio armija jau prašo savo dundukų, izraeliečio ten gyventojų, žodžiu, paaukoti armijai pinigų, nes matot, atskrido 50 droniukų iš Irano ir pasibaigė jau tos raketos, kurios tos droniukus gaudo. Ir sako, būkit geri, duokit mums daugiau pinigų, mes galbūt nusipirksim kažkokių tai raketėlių, kurios jau galės išgaudyti kitus droniukus, nes dabar, jeigu atskris, jau nebeturėsim su ko gaudyti tų droniukų, žodžiu, pasibaigė jau Izraelio armijos atsargos ir prašo dabar jau paaukoti armijai kuo daugiau pinigų. Ir žinoma, aišku, krūvas dundukų ten priaukos tų pinigų. Čia taip pat kaip Rusijai visi nubėgo po tų žudynių kraują pridavinėti. Taip toks vaizdas, kad per visą Maskvą ten kiek ten tų milijonų žmonių gyvena ir ligoninėse tiesiog nebuvo kraujo, reikėjo perpilti žmonėm ar kažką ten, žodžiu, kažkaip tai jau ten gelbėjant jų gyvybę, to kraujo prireikė ir jo tiesiog nebuvo. Tai lygiai taip pat dabar ir armija, žodžiu,
visą gyvenimą ten visi mokėjo didžiulius mokesčius ten ir jau gyrėsi, kad jau pati stipriausia ten labiausiai technologinė armija Izraelio, o čia vat atskrido 50 droniukų ir pasibaigė, žodžiu, tos visos technologijos ir dabar jau reikia daugiau tų pinigų iš dundukų. Nu, toliau žiūriu. O Ispanija, žodžiu, kartu su Ispanijos kažkoks parlamentaras pareiškia, ar kas ten, kad kartu jau ten su Airija, su Norvegija, ten su Malta ir su Slovenija ruošiasi pripažinti Gazą kaip valstybę. Nu, man tai labai keista apskritai, kaip ten galėjo ta Gaza apskritai nebūti kaip valstybė jau tiek metų. Kažkada juk ten ir tą Izraelį pripažino, kad valstybė, bet matyt prie to pripažinimo iš karto ir Gazą dar tam Izraeliui priskyrė, nors ten žydais ten tais net nekvepėjo toj Gazoj, bet vis tiek priskyrė. Nu, tai gal dabar jau ir atskirs. Nu, įdomu, kaip čia vystysis toliau, sakykim, tas dalykas. O Bananijoje, žodžiu, Lietuvos Bananijoje irgi yra tokia įdomiena. Nežinau, nelabai aš ten gaunu iš tos Lietuvos Bananijos to įdomienų, nu, bet kokią gavau, žodžiu, kad skelbia, kad jau BlackRockas yra tokia Švabo mylimiausia tarptautinė korporacija, kuri ten supirkinėja visam pasauliu viską ir visur ir visaip. Žodžiu, jos BlackRocko kompanijai ten priklausanti kažkokią ginklų gamyklėlę statys irgi ten kažkokias sviedinių ar kieno, žodžiu, gamyklą Lietuvos Bananijos teritorijai. Nu, ir žinoma, aišku, jau ten bus super investuotojas, o super investuotojai mokesčių jokių Bananijai nemoka. Tai jie tik tais yra tam, kad jau paskui ten tie Lietuvos Bananijos Nevidono tie tarnai galėtų pasigirti, kad jie pritraukia super čia visokių investuotojų ir taip toliau. Ir čia sukurs ten 3 darbo vietas, sakykim, ten ir taip toliau. Nu, jau, žodžiu, labai bus naudinga ta gamykla jau tai Lietuvos Bananijai. Ir už tai tada, aišku, jau jokių mokesčių tie nemoka, o nemoka tai mokesčių dėl to, kad kuo didesnė jau tai yra korporacija, tai jinai skaitosi Nevidono, turi tuo didesnį palaikymą, žodžiu, tuo jau ten didesnis Nevidono tarnas sėdi tos korporacijos galvoje ir jis, aišku, jau yra pagal rangą viršesnis už tas jau administracinių teritorijų tuos Nevidono rangus ir čia būtų keista, kad jisai dar mokėtų kažkokius mokesčius jau tom administraciniam teritorijom. Tai todėl, aišku, nu ir plus, aišku, nu kaip dabar čia tokia vargšinga irgi ta korporacija, kuri ten, nu, galą su galu sudurė, mokės dar kažkokius mokesčius. Žinoma, kad jinai turi būti atleista. Tai va, o šiaip tai, jeigu tai pasižiūrėjus dabar į tą tokią situaciją, tai čia galima sakyti, kad jeigu iš tikrųjų taip įvyks ir iš tikrųjų pastatys tą gamyklą toj Bananijos teritorijai, tai čia, sakyčiau, gal ir visai neblogas ženklas iš tikrųjų yra tos teritorijos gyventojams, nes tai reikštų, kad jau to būsimos utilizacijos frontas jis nebus tada Lietuvoje. Nu, arba jeigu, sakykime, ir jau tą Lietuvą ten, tarkim, užpuls rusai, tai jie ten per pusę valandą, žodžiu, visi iš karto pasiduos kaip norvegai, žodžiu, ir nebus čia toj teritorijai karo veiksmų kažkokių nevykdys, tiesiog paskui juos tik tai gaudės ir veš jau utilizuoti į tą frontą, o tada frontas jau garantuotai, kad bus jisai Lenkijos teritorijai. Nu, net jo negalima jo vadinti fronto, jisai bus ten tiesiog utilizacijos apkasai kažkokie padaryti, kuriuos tiesiog iš vienos ir kitos pusės veš jau tuos ten žmogeliukus ir ten juos utilizuos, kaip sakant, iš gyvų, vers juos į numirusius. Prieš tai, aišku, jie ten kankinsis visaip ir taip toliau. Na ir ten, nu, dabar tai nesigilinsim, nu, bet esmė, kad reikštų tokį dalyką, nes jau tie Nevidono tarnai, jie tiksliai žino, kur ten kas ir kaip kada bus. Ir tas BlackRockas žino, bet gali būti, kad čia, sakykim, dar tos gamyklos ir nepastatys, nes čia kažkokį liktai tik tai tą ketinimų protokolą dar ten pasirašė ar kažką. Tai gali būti, kad čia kaip tik yra tas toksai, kaip čia dabar tas manevras, ne, kad jau pagalvotų žmonės, kad čia bus labai saugu, o paskui iš tikrųjų bus atvirkščiai. Na, kasgi dar toliau ten tam terariume įdomesnio? Dar terariume, žodžiu, bet kokią dingstimi jaučiant tie medikai visokie vietiniai terariumo stengiasi kuo daugiau priskiepyti tuos gyventojus. Na, dabar jau visi skiepai jau yra pagerinti, žodžiu, visuose yra jau ta mRNA ar mRNK, žodžiu, ta technologija įdėta, kuri keičia žmogaus, nu taip jie sako, kad keičia genetinį kodą. Nu, iš tikrųjų dėl to genetinio kodo pakeitimo čia, kaip sakant, dar klausimas, ar keičia ar nekeičia, bet kad sugadina imuninę sistemą galutinai žmogaus kūną, tai jau čia tai nenuginčiamas yra faktas terariume. Ir, žodžiu, dabar jau nesvarbu nuo kuo, jam svarbu apskritai, kad tik kuo daugiau paskiepyti. Nu ir aišku, daugiausiai visą laiką taikomas yra
į vaikus ir į jaunimą, nu, ypač visokius ten studentus ir panašiai. Išeina ten, kadangi jie studentai jau yra tie dundukai, kurie tiki ten mokslu ir taip toliau, nu, aišku, sunku yra jiem atsilaikyti, nes nuo pat vaikystės yra plaunamos jiems smegenys tiek sistemos, tiek dundukų tėvų, kad čia žodžiu yra mokslas ir taip toliau, o kad ten visur yra melas tik tai skiauras per tą mokslą ir visokios apgaulės, sakykime, ir visokios neteisybės ten mokinamos, tai apie tai ne visiems ten, kaip sakant, šunta. Ir aišku, yra tokių laimingųjų, kurie ir supranta tą dalyką, bet didžioji dauguma, žiūrim, kaip ir apskritai jau tų gyventojų, didžioji dauguma dundukai, tai ir studentai irgi didžioji dauguma dundukai ir jie labiausiai iš tikrųjų yra nukentėję ir per tos pandemijos, sakykime, laikotarpį ir dabar po pandemijos, tai ir ten nuo hepatitų visokius ir dar nuo visokių tų ligų, žodžiu, tuberkuliozių, nuo visokių prigalvoja tų ligų, kad tik kuo daugiau žodžių priskiepyti. Tai va, kas jau dar vaikus išsaugojo, tai saugokit toliau, nes ant kiekvieno kampo tyko jų tie terariumiški nevidono pavojai visokie. O kiniečiai dabar, kągi tie padarė kiniečiai? O kiniečiai pagamino, žodžiu, super duper akinius savo nevidono klapčiukam grinai skirtus, vat visokiem ten policininkam ir panašiom visokiom ten, žodžiu, nevidono sistemos struktūrų tiem klapčiukam ir kurie iš karto rodo žmonių temperatūrą. Vat pasižiūri į žmogų ir parodo iš karto, kokia ten yra jo temperatūra. Jie nuskaito dar ir, žodžiu, biometrinius duomenis, iš karto viską ten jie jau identifikuoja, žodžiu, ir su tokiais žmonėm jau galima iš karto vykdyti tą susidorojimą. Nu, tas susidorojimas jau aišku būtų toks, kad juos iš karto vežtų į tos pastatytas jau tas koncentracijos stovyklas, kur jau anksčiau aš buvau pasakojęs, kad kiekvienoje administraciniai teritorijai yra, kaip ten vadinamas, karantininės ten tos jau stovyklos parengtos, na, iš tikrųjų tai yra utilizacijos tokios stovyklos ir tuos visus jau veš, žodžiu, tuos žmonės, kurių jau bus ta temperatūra netokia kaip reikia. O tų akinių jau, žodžiu, prisisakė jau už kiniečių jau amerikonų irgi klapčiukam ir visų kitų ten šalių, sakykime, klapčiukam irgi jau tie akiniai yra užsakyti, tik aišku, iš karto tai ir nespėja tiek daug prigaminti. Nu, žodžiu, ruošiasi naujai jau tai pandemijai terariume pilnu tempu. Na, toliau kokia čia dar įdomiena. Žodžiu, yra Kurganskaja dar oblasti, kažkokia tai yra potvinis ten didžiulis, pakilo vanduo iki 8 metrų ten ir virš 8 metrų. Yra ten Dubajuje irgi visokie potviniai vyksta. Tai čia, žodžiu, aišku, ir visi ten tie nevidono klapčiukai, tie šūdmokslininkai, vienu balsu visi šaukia, kad čia padidėjo klimato kaita, žodžiu, dėl klimato kaitos čia tokie potviniai vyksta ir žodžiu, keičiasi klimatas, iš tikrųjų, tai čia, kaip ir sakiau, yra didžiulis melas, niekur tas klimatas nesikeičia, tų potvinių nei padidėjo, nei padaugėjo, tiesiog jie dabar jau su orų modifikavimo programom savo visokiom ir tom priemonėm orų modifikavimo, jie tiesiog ką pakeičia nevidono tie tarnai, labai gerai jau yra įvaldę, nes nuo 1940 metų pradėjo jau praktikuotis orų valdymo, sakykime, visokių ten technologijų. Ir jie tiesiog iš vienos terariumo vietos tuos, kaip čia, tą vandenį, sakykime, ar garus, ar kaip jos, surenka į kitą vietą ir ten vienoje vietoje padaro sausrą, o kitoje vietoje, aišku, padaro tada potvinį. Tai su klimato kaita ten neturi nieko bendro visi šitokie įvykiai, viskas yra tiesiog dirbtinai daroma ir dirbtinai bandoma kažkaip tai išbalansuoti tą normalią terariumo oro temperatūrą ir drėgmę, žodžiu, nu ir visus tos, kaip čia, sakykime, orų parametrus bando visai kaip išbalansuoti, kad galėtų pateikti tai kaip jau klimato pačią kaitą. O jeigu tai pasižiūrėjus, tai pats tas klimatas niekur ten nekinta ir niekaip, nu tiesa, jie aišku ne tik tais, kad moka jau ir tos lietų ir sausras padaryti, ten ir krušas visokias, sakykime, padaryti su didžiuliais ten ledo luitais, kurie krenta iš dangaus, bet jau jie išmokė yra ir ugnikalnius aktyvizuoti, ir žemės drebėjimus padaryti, sakykime, ir kažkokius ten tsunamius paleisti. Ir, nu, jų žodžiu, jau tos technologijas, ten to nevidono jau yra gan pažengusios toj srity ir jau tos technologijos yra pateiktos jau tiem nevidono klapčiukam. Nežinau, ar ten jie patys tiesiogiai viską valdo, su orais tai tikrai patys, o jau su tais rimtesniais geoinžinieriniais tais įrenginiais ar ginklais, kaip ar juos pavadinsim,
tai jau aišku gali būti, kad jau netgi patys Nevidono klapčiukai negali valdyti, o jie tiesiog duoda kaip užsakymą, žinot, siunčia užsakymą, faksą ar ten kokią telegramą Nevidonui, kad reikia ten ir ten, va, kokio žemės drebėjimo, suderina, žodžiu, viską ir tada jie padaro, žodžiu, Nevidonas tą žemės drebėjimą su savo tą technologinę įrangą. Na, tai turbūt tiek bus įdomienų šitam kartui ir iki kito karto.